Sveiki, aš esu Vytas Kim, gestalto psichoterapijos praktikas nuo 2021 metų. Taip norisi sakyti sveiki atvykę, smagu, kad rūpinatės emocinė sveikata, domitės tuo ir aš kviečiu terapiniam dialogui. Tai gestalto psichoterapija man pačiam yra vienas iš dalykų, kas padeda naviguoti per iššūkius, bendrai asmeniniam augime, darbe didesnę patirtį aš turiu su vyrais, individualiai, su patyriminiam grupėm, bet šiaip bendrai dirbu su įvairiais žmonėm ir su įvairiom temom. Kas man įdomu ir į ką kviečiu, tai kartu su klientu, stengtis pamatyti jo temos, sunkumo, klausimo esmę. Tai yra paprastai, kai norisi kažką pakeisti, tai dažniausiai pirmiausia yra svarbu tą kažką neblogai suprasti, tai terapijoje tą ir bandom padaryti. Tai, taip, galima sakyti, kad tikslas geriau pažinti save, gali banaliai skambėti, bet jis yra apie esmę. Tai paprastai į ką fokusuojamės, tai kartu yra toks tyrinėjimas, tai ko tiksliai reikia, ko man tiksliai reikia. Kaip aš to siekiu, kaip sekasi siekti, kaip nepasiekiu, kur stringu galbūt, kokie yra resursai aplinkoje, kas aplinkoje palaiko, galbūt kas aplinkoje žaloja, kas priklauso nuo manęs, kas nuo manęs nepriklauso ir tada su tokiu didesniu supratimu jau galima žiūrėti, tai kaip paleisti dalykus, kurie jau nebeatlieka funkcijos. Ir tada kaip daryti kažką, kas yra svarbu, bet galbūt baisu. Ir šitas darbas jis paprastai veda tada link didesnės vidinės ramybės, link didesnės vidinės galios. Temos man yra įdomios įvairios, nerimas, stresas, depresinės nuotaikos, netektys, santykių krizės, egzistenciniai klausimai, galbūt nedvasiniai klausimai. Tai tiek trumpai, gražios dienos ir galbūt iki.